sklandumų kaip visada, bet atrodo, jie yra sėkmingai veikti ir galim pradėti savo posėdį. Tai tada turime Nijolės iš anksto išplatintą darbotvarkę. Joje yra 7 klausimai ir šią darbotvarkę, kaip ir praeitą, planuojame transliuoti YouTube kanalu. Kolegos, tai ar galime patvirtinti mūsų darbotvarkę? Galim. Prieštaraujančių nematau. Ačiū. Darbotvarkė patvirtinta. Tada pirmas mūsų darbotvarkės klausimas dėl situacijos Grigiškių seniūnijoje tipinio dizaino kiosko. Tai kolegos, šiuo atveju mes esam jau gavę dalį atsakymų. Taip pat pas mus dalyvauja licenzijų ir leidimų skyriaus vadovas Julius Morkūnas, kuris trumpai pristatytų tada tą individualią situaciją, kaip bus sprendžiama, planuojama spręsti su tais likusiais neatnaujintais kioskais. Aš trumpai priminsiu, kad būtent mūsų savivaldybės Renatos skyrius, kuris dabar organizacijos vystymo grupė tiksliau vadinasi, jie antikorupcinio vertimo neatliko šios tvarkos tipinio dizaino kioskų įrengimo, nes būtent galiojančiam dokumentam jie to neatlieka. Taip pat gavome tikrai pakankamai platų atsakymą iš licenzijavimo ir leidimų skyriaus, kuriame ir statistika buvo pateikta ir informacija apie tų kioskų situaciją. Neatnaujintų jų yra, bent jau kiek iš rašto matėme, yra 69. Ir taip pat dar miesto tvarkymo skyrius šiuo metu žiūri šitą tvarką, bet sprendimų dėl jos atnaujinimo bent jau kol kas dar nematėme, įrašas yra vykdoma. Tai aš gal tada trumpai paprašysiu Juliaus pristatyti, kokiagi ta galutinė situacija su tais individualiais kioskais. Labą dieną visiems. Tai dabar dėl neatnaujintų ar netipinių kioskų, kurie per tą mūsų laiką nėra persitvarkę, tai situacija dabar maždaug iš 250 ar 60 kioskų, tokių netipinių, nepersitvarkiusių kioskų yra 24 neatsinaujinę. Čia, jeigu neskaitysime apie tokius 3 vietas, kurių tikrai visi vieningai administracijos sutarėm, kad pratęsti leidimų nėra jiems galimybės, kadangi jie ten iš vis negali būti tokie kaip statiniai. Tai kalba eina apie Laisvės prospekte 32A. Ten toksai statinys yra toksai iš penkiakampis statinys, jau čia grinai kaip statinio požymį turintis, jau čia ne kioskas. Stepono gatvėje 17, čia Batoro gatvėje, čia prie Pučkorių atodangos, tenais yra parko teritorija, miško parko teritorija, ten iš vis nei kioskas, nei paviljonas negali būti. Ir Pelesos gatvėje, kur Liepkalnio Pelesos, tam skveriukė, kuris yra atnaujinamas skveriukas, rengiamas projektas. Tai ten irgi pradėjo išsikėlimą pradėjo savininkas. Tai lieka iš viso 24 neatsinaujinę kioskai, paviljonai su tokiom, sakykime, savo visom individualiom tokiais situacijom. Tai vieni skirtingos išvaizdos, vieni turi pamatus, kiti neturi pamatų, tai vienus galima traktuoti kaip laikinus įrenginius, kiti, kurie galbūt jau turi pamatus įsirengę, tai jie tik kaip statiniai, tai tokie su jais sudėtingiau netgi yra kažkaip tai ar įteisinti, ar leisti jiems veikti toliau. Tai tokią problematišką mes situaciją turim dabar. Ir kol kas matome sprendimą, kad pradėti su tais trimis vietomis, juos, kaip siūlysime vadovybei, kad reikėtų juos duoti 3 mėnesiam leidimą, kad jie galėtų išsiparduoti prekes, įspėti darbuotojus dėl atleidimo ir jau tose vietose, sakykime, po 3 mėnesių nebedirbti. O visus kitus siūlysime įspėti, prašyti persitvarkyti ir siūlysime tą dar pratęsimą daryti dar 1 metams. Tai trumpai situacija tokia. Tai dėkui Juliui. Kolegos, ar bus tada dar norinčių paklausti Juliaus dėl pristatytos situacijos? Aš tai nelabai suprantu, kur čia korupcinės apraiškos arba mūsų tema. Taip, tai gal tada čia mes jau savo komisijai padiskutuosim, bet ar Juliui dar klausimų bus kažkokiu? Ne, nematau, ar ne? Jolė, ne? Aš galėčiau paklausti, bet labai trumpai, nes aš nelabai suprantu, kodėl šitas klausimas, tai aš
man šiek tiek ir gaila laiko, kad mes vis dar jį nagrinėjom, bet okei. Gerbiamus Juliau, sakykit, ar visgi, aš suprantu, kad mes kažkada pasitvirtinę tuos standartus, turim pasitvirtinę tuos tipažus, bet iš žmogiškosios pusės, jeigu yra kažkas, kas nori šiek tiek kitaip ir, ta prasme, net sugeba, pavyzdžiui, įrodyti, kad pagal jų veiklą, ta prasme, reikia netgi šiek tiek kitokio negu patvirtintas paviljonas. Kokios priežastys, ta prasme, ar mes tikrai jau tai privalome žiūrėti labai formaliai iš dalyką ir neleis žmogui padaryti kažką iš tikrųjų gražaus, bet taip, kaip jie įsivaizduoja. Tai jūsų klausimas teisingas, nes ir patys prekybininkai kartais kreipiasi ir klausia mūsų, sako, ar galėtume mes investuoti tų ypač didelių sumų, kad persitvarkyti ir tie keli kvadratiniai metrai jiems pasikeistų. Jie prašo, kad gal galėtumėm kaip nors vizualizaciją pasikeisti, kad šiuolaikiškiau atrodytumėm arba pagal tą vietą, kad pakankamai galėtumėm veikti. Tokių prašymų mes tikrai gauname, bet kol kas, buvęs miestovaizdžio skyrius ar aplinkos apsaugos skyrius tą patvirtintą tvarką traktuoja, kol kas taip ją traktuoja, kad visi turi persitvarkyti būtent pagal tuos nustatytus ten 4 tipus. Tai dar vienas tada klausimas, sakykit, tos kainos pas mus čia buvo praeitą ar dar prieš tai kartą buvo atėjus moteriškiai, nevardino tokias sumas, kurios iš tikrųjų labai neadekvačios, bent jau man skamba. Tai klausimas toks, ar jums atrodo, kad yra normalios kainos prašomus už tos paviljonus, ar visgi laikas peržiūrėti ir pravesti iš naujo konkursus, kad jeigu kažkas visgi nori, kad ir tvarkingus paviljonus statyti ar ten tos kioskus, tai kad jie ir galėtų padaryti. Ir aš tada... Tai dėl konkursų, tai mes tuos konkursus jau šiais metais, tai mes kokius 4-5 konkursus skelbėm, kol jau išsisėmėm, kad niekas neteina įdalyvauti į tas konkursuojamas vietas. Turim tikrai laisvų vietų patvirtintų, kur galima konkursuoti, bet jau matyt komerciškai nepatrauklios ar galbūt neuždirba pelnų, tie kioskai neįsilaiko. Tai iš tikrųjų jau mes sukonkursavę tiek kartų, kad jau net ir neteina nei vienas pretendentas į konkursuojamas vietas mūsų. Jos yra viešai paskelbtos internete, dėl to tai tikrai mes skelbiam ir nuolat. Bent jau kas nors parašo prašymą, kad norėtumėm konkursą, mes iškart jį paskelbiam ir laukiam, kas sudalyvaus. O dėl tų kainų, tai mes irgi žinome tas kainas, kad tikrai labai smarkiai pabrango kioskų įrengimas. Ten nuo pačio minimaliausio kiosko nuo 10 tūkstančių, dabar sakė 15-17 tūkstančių pats pigiausias tas kioskas kainuoja, pabrango. Tai turbūt ir medžiagos ir darbai brango, čia per paskutinius turbūt 2 metus. Tai kainos tikrai didžiulės ir tas atsiperkamumas, plus dar pajungimas vandens elektros, ten ta kaina kiosko išaugina labai stipriai. O mūsų rinklė už kioską, tai iš tikrųjų tikrai nėra didelė, ten 3,5 eurų kvadratinį metrą, tai čia rinkai tikrai nedidelė, nusiskundimų nei vienas neturi prekeivis, kad čia rinklė per didelė būtų. Gerai, ačiū labai. Taip, matau, Audrius Skaistys dar pakeltą ranką turi. Labadiena, kolegos, iš tiesų klausimas, įdomus. Iš principo, aš įsivaizduoju, yra tokios teritorijos, pavyzdžiui, Grigiškės ar Salininkai, kurie prijungti ne taip senai prie Vilniaus, kaip sostinės dalimi tapo. Ir įsivaizduoju ten žmogus, kuris kažkada tai kioską įsirengė kaip Grigiškėse, staiga Grigiškės tampa, nestaiga, aišku, ten, aš įsivaizduoju, ten procesas užtruko, tapo Vilniaus dalimi ir, aišku, jam pradėjo galioti bendros taisyklės visam Vilniui. Ir jam natūralus klausimas ten kyla, kodėl aš čia iki šiol viskas man buvo taip galima, o dabar jau nebegalima. Tai aš Juliaus norėčiau paklausti iš principo, ar neatrodytų, kad pavyzdžiui, kažkur ten, kur tikrai turistų lankomos vietos, kur tas turi būti vienodas stilius ir išlaikomas kaip sostinės veido tam tikra, arba net, sakysim, nebūtinai, kad turistų lankomas, bet reprezentaciniai, kaip sakėm, Vilniaus rajonai, kad ir tie patys Lazdynai, sakysim, kur turėtų būti vienodas stilius, o pavyzdžiui, pakraščiai kaip Salininkai, Grigiškės,
gal galima būtų palikti toj tvarkoj spręsti tokius klausimus dėl kiosko vienodumo, pavyzdžiui, pakeitus tą tvarką seniūnijoms, pavyzdžiui, seniūnai, ar čia, pavyzdžiui, jau ten visiškai toj vadinamoje centrinėje magistralėje stovi tas kioskas, kur ten pagrinde visi pravažiuoja ir visi mato, ar ten, pavyzdžiui, jisai stovi kažkur pakrašty tų Grigiškių ir, pavyzdžiui, Salininkų ir galėtų jam leisti turėti tą kitokį kioską. Tai vat man toksai iškylo klausimas pačiam, žiūrint iš tos, kaip sakė, kad čia žmogiškosios pusės, kad ar čia būtina visur vienodus tos kioskus turėti. Tai mano nuomonė, kad ten tokios kaip po Grigiškės, tai jie arčiausiai panašus į mūsų tipinius kioskus. Tas, kas yra tipiškai patvirtinta, čia viena iš mažiausių problemų, būtent su Grigiškėmis, jie arčiausiai į tipinius panašus. Galbūt jeigu ten kažką dar čiut pasitvarkytų, prisižiūrėtų ir būtų ten pakankamai viskas gerai. Dėl tvarkos keitimo, tai aš manau, kad gal ir būtų galima ją kažkiek tai tikslinti, kad individualiais atvejais, kaip jūs ir minite, būtų galima nuspręsti toje vietoje leisti ar kažkokį mini projektuką, išlaidos pasidaryti ir jam pritarti, ir kad galėtų susitvarkyti ir kad to vietoje veiktų. Aš tikrai esu šios pozicijos šalininkas. Kaip pasakyti, jeigu jūs mano nuomonės klausėte, o ne tos griežtosios, kad ten netipinis ir jis ten negali veikti. Nes tikrai aš praktiškai kiekvieną žinau, kuris atrodo kioskas, tai tikrai kai kuriuose vietose galima būtų ir palikti, leidžiant jiems kažkiek tai pasitvarkyti ir galėtų tas smulkus verslas vykti. Ačiū. Tada dar Skirmantas, matau, klausimą turi. Taip, aš supratau, kur čia gali būti korupcinės apraiškos galų gale. Tai pasiūlyti šitą Audriaus variantas, man atrodo, kaip tik turi daugiau korupcinių apraiškų galimai turėtų. Nes jeigu žmonės galėtų ateiti ir dėrėtis, klausimas, su kuo jie turėtų dėrėtis dėl savo to tipiškumo, netipiškumo ir kas turėtų duoti leidimą. Žmogus, kuris gali duoti arba neduoti leidimą, yra pažeidžiamas korupcijos. Tai aš nežinau, ar čia būtų geras variantas. Mano klausimas dar Juliui būtų dėl tų tipinių kioskų. Minėjot kainas. Man įdomu, kiek daug rangovų rinkoje yra, kurie sugebėtų tuos kioskus pateikti, nes čia irgi turbūt galima korupcinė apraiška, jeigu mes patvirtinom kažkokį dizainą pagal kažkokio tai rangovo specifinį dizainą, kuris yra vienintelis rinkoje galintis tiekti tuos kioskus. Tas būtų tikrai labai ryški korupcinė apraiška. Tai vat man įdomu, kiek rangovų rinkoje dabar yra, kurie galėtų teikti tuos tipinius kioskus. Mūsų žiniomis, kiek rinka mums pasisako, kurie kioskų savininkai, tai Lietuvoje lyg tai 2, bet daug kas perkasi iš Lenkijos. Pigiau pagamina ir atsiveža. Bet tenais nėra taip, kad, kaip sakote, kad vienas gamintojas, ten tie tipiniai kioskai, ta tvarka patvirtinta, ten su visais brėžiniais, su viskuo, tai gali gamintis vos ne pats savininkas išmanantis, turintis rankas, gali vos ne pats gamintis jį visą. Tai čia nėra taip pritaikyta kažkokiam modeliui. Taip, ačiū. Tada dar matau, turbūt sureaguoti Skaistys norės Audrius, bet dar Aleksandras ranka. Tai ar bus klausimų Juliui, Aleksandrai? Ar čia jau mes einam į savo diskusiją? Ar Juliui bus klausimų? Aš matau, kad aš antras, aš po Audriaus pakėliau, bet man labai patiko, ką Skirmantas užklausė. Labai protingas klausimas ir iš tikrųjų, jeigu visgi taip pakreipt, kur mes galim matyti tą apraišką. Nes tai, ką pasakė ir pranešėjas, iš tikrųjų, jeigu mes visgi organizuojam konkursų ir nesugebam prisikviesti, tai reiškia kažkas ne taip. Mes pasitvirtinom kažkokią tvarką, pagal kurią nesugebam vykdyti konkurso. Tai mums čia turėtų būti signalas, kad iš tikrųjų mes tikrai apribojam kažkokių kitų dalyvių ateimą į rinką. Aš taip matau. O tas variantas, kad gali pats konstruotis, nežinau, kiek čia galinčių ir norinčių pačiam konstruotis ir kiek iš tikrųjų yra realu prisikviesti kažkokius meistrus turėtų padaryti individualų. Ačiū, Aleksandrai. Audriau, ar turėsite dar Juliui klausimą, ar mes jau tarpusavėje galėsim padiskutuoti? Ne, tai iš tiesų, Julius, aišku, gal kaip specialistas jisai galėtų irgi savo nuomonę pasakyti iš tos pusės, sakysim, administracijos, bet
aš kalbu apie tas baimės, kurios čia visur kažkas kažkur kažką mato korupciją. Tai yra paprastas dalykas, čia gali kriterijus sudėti, kad jeigu atitinka, pavyzdžiui, ta teritorija tokius kriterijus, tai, pavyzdžiui, kaip yra su mokyklom, pakraščio mokyklos jos įvardintos ir panašiai. Pakraščio kioskai gali įvardinti, kad Vilniaus miesto pakraščio kioskus galėtų priimti sprendimus tie, kurie arčiausiai ten tų pakraščių, tai reiškia seniūnai ar dar kas nors. Bet visas korupcijas gali tu ir aukščiausiam lygiai ir žemiausiam lygiai gauti. Jeigu tu nenustatysi kriterijų aiškių vienodų, kad pavyzdžiui, jeigu ten yra, sakysim, baigėsi miesto riba ir ten akligatvis ir ten akligatvyje pastatys kioską, kuris nebus toks pat kaip Vilniaus senamiestyje, tai jeigu aš tai nematau čia jokios korupcijos, jeigu bus aiškiai pasakyta, kad va tokiose vietose galima suderinti su seniūnu, jeigu statai. O jeigu statai ten spindulį nuo Vilniaus senamiesčio ten kokių, kaip sakant, 10 kilometrų galbūt, nes Vilnius yra gana įsitęsęs, tai turi būti vienodo reiškia tipo. Bet, pavyzdžiui, kaip toks pasiūlymas, jisai galėtų būti, kaip čia vienas kriterijus, galėtų tų kriterijų būti ir daugiau. Bet aš kalbu, kaip išvengti tų, reiškia, baimių, kur čia visur gali žvelgti tų korupcijų, nes visą laiką teisinis reglamentavimas gali to, kaip sakant, padaryti visiškai kaip sistemą atsparę visiškai korupcijai. Bet čia priklauso nuo mūsų išmonės, nuo teisės akto, kaip sakant, leidėjo nuomonės, valios ir ta prasme išmanimo šito klausimo. Tai aš ir kreipiuosi į Julių su tokiu klausimu, ar kaip jam atrodo, ar tas toksai, vienodumas viso Vilniaus, ta prasme, nuo centrinio taško, sakysim, nuo centrinio pašto taško iki pat pakraščio, jisai yra toksai, suprantamas, kad labai geras dalykas ir kad čia reikia, kad visur būtų vienodai ar ne. Tai iš tikrųjų jau centrinėje dalyje visi kioskai yra to patvirtinto tipo, jau jie yra persitvarkę ir pasikeitę Vilniaus centrinė dalis, o tam, sakykime, priemiesčiams dabar toje tvarkoje, tas siūlomas pigesnis kioskų variantas, ir tas išvaizda kitokia, ta paprastesnė, tie tokie keturkampi naujo pavyzdžio, tai va tie siūlomi. Tai būtent centrinėje siūlomi tie tokie, kur labiau ten įmantresnios išvaizdos, o tie tokie paprastesni, kaip pakraščių siūlomi kioskai, dabartinėje galiojančioje tvarkoje. O dėl to, aš dar labai atsiprašau, jeigu galima dėl to komentaro, dėl tų, kodėl neteina į konkursus, tai iš tikrųjų 20-30 metų periode labai smarkiai pasikeitė rinka, jie negali prekiauti, jau elektroniniai bilietai atsirado, laikraščių žurnalų jau niekas nebeperka, jau ir tų prekių, ką anksčiau prekiaudavo kioskuose, jau jos tapo nebeaktualius, visas įsigyja prekybos centruose. Ir paprasčiausiai neįsilaiko. Dar kažkiek tie kioskai, kurie gali paprekiauti daržovėmis atitinkamuose vietose. Dar jie kažkiek įsilaiko. Jau tas asortimentas visiškai pasikeitęs ir kiti praktiškai prekiauja tik tiek, kad išlaikyti tą darbuotoją ten dirbantį tame kioske. Jie nėra taip, kad čia labai didelis biznis tose kioskuose ir būtent dėl to neteina į konkursus. O ne dėl to, kad čia kažkas kažkuom apribojami konkursuose. Jau jie iš tikrųjų jų modelis visai kitas tampa. Tai matau dar Aleksandro ranką. Aš trumpą repliką, nes čia jau nelabai susijęs su šita komisija, bet aš tikrai tada kreipsiuosi atskirai iš tų dalykų. Aš ir iš žiniasklaidos ir ne tik žinau, kad visgi ir Lietuvos spauda ir tie Reitan, kai kurie kioskų buvo atsisakyta visai ne dėl to, kad jie neturi kuom prekiauti, o paprasčiausiai dėl reikalavimų, dėl gatvių, naujų standartų ir taip toliau. Ir ten pats turbūt žinot, kad keliasdešimt kioskų yra atsisakę vykdyti veiklą pagal naujus reikalavimus. Tai čia labai akivaizdu, kad net dideli žaidėjai atsisako kioskų ne dėl to, kad jie neturi kuom prekiauti. Ačiū Aleksandru už pastabą, Juliau, ar dar kažką? Ne? Gerai, tai daugiau rankų nematau pakeltų. Ačiū kolegos už aktyvią diskusiją, už klausimus. Tada padėkosim Juliui ir tada jau mes pereinam prie savo tada sprendimų.
Tai kolegos, matėt tą situaciją, tikrai mes visapusiškai čia pažiūrėjom ir tiek ir pats žmogus, kuris prekiauja, buvo atėjęs, pristatė situacijos klausimus, tiek ir specialistai kalbėjo. Tai dabar turim du dalykus. Dėl individualaus sprendimo, tai ačiū visiems. Matote, kad dėl individualaus sprendimo sprendimas yra, tai yra tie leidimai prekiauti toliau bus pratęsiami su įpareigojimu susitvarkyti, tai šitoj klausimo daly bent jau laikinai klausimas užsidaro, o antra dalis tai yra būtent dabartinė tvarka, kuriai ir iš jūsų klausimų mačiau, kad tam tikrų pastebėjimų dėl jos tobulumo tikrai turėjome. Ir dar kolegos, ką aš norėjau priminti, tai yra mes dar buvom su Nijole kaip ir įsipareigoję pasižiūrėti tas kainas, tai tas kainas daugiau mažiau jau iš dalies Julius pasakė, bet aš tik norėjau pasakyti, kad teko bendrauti Nijolę, pasikreipė į Riterna, tai čia kaip supratom pagrindinis tas yra kioskų tiekėjas. Tai kiosko kaina šiai dienai yra to einamojo šešiakampio, grubiai vien tik tai yra gražesnio to 35 000 eurų su didesnė kvadratūra ir ties langais, pavyzdžiui, vitrininiais, kur reikia ten tais gėlėm prekiaujant. Tai kaina maždaug yra tokia. Tai kolegos, kokie būtų tada mūsų siūlymai dėl šio klausimo? Aš manyčiau, kad korupcija atsiranda ten, kur yra sudėtingesni reikalavimai ir kuo jų daugiau. Tai mano nuomonė būtų gerai tą dizainą pažvelgti dar ir antikorupciškai ar korupcinio plotmėje vertinti pačius dizainus. Ar nėra ten per daug sudėtingų dalykų, nes rinkoje žaidėjai irgi atsiras ir tiekėjai kioskų gali atsirasti daugiau, jeigu dizainas bus paprastesnis. Jeigu ten iš tiesų reikalauja kažkokių šešiakampių, didelių vitrininių langų, sudėtingų pjaustymų, ten sudėtingų jungimų, o išties kainos labai stipriai išauga. Man įdomu, kaip ir kas kūrė tuos dizainus ir ar negalima jų supaprastinti. Nijole, ar čia dar kažkokių papildymų dėl tų dizainų su Riterna, kažką mes turim dar papildomai pasakyti? Papildomai neturiu ką pasakyti, yra pas mus patvirtinti 3, man atrodo, kioskų variantai. Vilnius 1, Vilnius 2 ir Vilnius 3. Jų atitinkamai skiriasi kainos. Taip. Ir kiek pasakė atstovas, su kuriuo aš kalbėjausi, kad būtent jie ir rengia tipinių kioskų dizaino schemas. Būtent Riterna. Riterna. Riterna rengia savivaldybei tipinių dizainų kioskų schemas. Tai yra žodinis pasakymas, patvirtintas šio dokumentais negaliu, reiktų pasižiūrėti tvarką, o toj tvarkoj prieduose turėtų būti pridėta. Tai čia Skirmanto siūlymas tikrai į 10-uką. Taip, kolegos. Trumpai, tada jeigu mes turime tuos dizainus iš Riternos, būtų gerai kokių nors kitų rinkos žaidėjų paklausti apie tuos dizainus ir sužinoti, ar negalima pigiau padaryti. Ačiū, Skirmantai. Tada, kolegos, ar dar bus pastebėjimų? Kol kas nematau. Tai žiūrėkite, kolegos, tai pirma klausimo dalis kaip ir yra laikinai išspręsta, tai ačiū Jums tada už savo įžvalgas. Dabar dėl antros dalies, kas liečia pačią tvarką, tai mes dar iš pačios savivaldybės atsakymo dėl tos tvarkos neturime. Ir yra tada siūlymai, ką minėjo Skirmantas, tai yra, kad dar kartelį mums kaip komisijai rekomenduot galimybę supaprastinti, kur yra galimybė, aišku, būtent tą tipinių dizainų tą projektą, tam, kad paskatinti konkurenciją. Ir kitas dalykas, tai ką ir minėjo Julius, tai kad ten, kur yra galimybė individualiai įvertinti, būtent kur kioskai gali persitvarkyti, būtent, kad tvarka leistų galimybę individualiai įvertinti ten, kur yra įmanoma. Tai turim 2 tokius siūlymus liečiančius tą tvarką. Tai kolegos, ar galėtume mes jiems pritarti ir dar kartelį pateikti administracijai? Aš dėl antro pasiūlymo būtų gerai dar pažymėti, kas turėtų įvertinti konkrečius variantus. Audrius siūlė seniūną, bet man taip jaučiasi silpna vieta. Seniūnas irgi paveikus korupcijai. Tai būtų gerai dar gal daugiau akių, kad pamatytum.
Tai šioje vietoje mes siūlytume administracijai, tai čia būtų tas pats turbūt miesto aplinkos skyrius ir administracijos direktoriam, o jie gal kažkaip išsikategorizuos tą tada, ar ne? Svarbu įpareigoti, kad surastų, kad kas būtų vertintojas, kad įvardintų. Kolegos, tai ar galim tokiems dviem siūlymams pritarti? Prieštaraujančių nematau. Ačiū kolegos, pritarta, tai iš esmės tada galim judėti ties antrų darbotvarkės klausimų. Prieštaraujančių nematau. Ačiū kolegos, tada mūsų antras klausimas dėl antikorupcinio tyrimo atlikimo. Tai priminsiu, kad esam gavę buvusio tarybos nario kreipimosi įvertinti būtent DO Architects įtaką Vilniaus miesto savivaldybei priimant sprendimus dėl leidimų išdavimo statybos. Yra savivaldybės administracijos atsakymas, kad paaiškinta, kaip tie leidimai išduoti, kokia yra tvarka, apie kažkokias korupcijas, bent jau iš savivaldybės administracijos atsakymų duomenų nėra. Taip pat atrodo papildomų šio klausimų nebuvo. Tai kolegos, kokie būtų siūlymai dėl šito tyrimo tęsimo? Nutrauk. Taip, ir aš gal dar matau pakeltas rankas, Aleksandras, po to Agnė, tai Agnės irgi prašysiu, nes mes dar atsimenu vienu iš tokių siūlymų buvom į miesto plėtros komitetą pasiūlę tą klausimą spręsti, tai gal šiek tiek pakomentuos, kokia ten yra situacija ir mums tada dar lengviau bus kažkokį galutinį sprendimą priimti. Taip, Aleksandrai. Tai aš gal tada Agnę mielai užleisčiau, gal tai pakeis mano nuomonę arba mano pasisakymą. Taip. Prašau. Sveiki visi. Na, iš tikrųjų, plėtros komitete to klausimo mes dar nenagrinėjom. Yra be kitų klausimų visam kontekste. O mano asmeninė pozicija šio klausimu, ypatingai po pateiktų atsakymų, irgi yra vienareikšmiška, turbūt kaip Skirmanto. Jeigu yra kitų aplinkybių, tai tada norėčiau jas išgirsti, kad būtų galima tada matyti kokią situaciją. Bet iš to, kas pateikta, siūlyčiau nutraukti šitą tyrimą. Taip, Aleksandrai, prašau. Aš gal, tarsi nežinau, ar įmanoma, aišku, atsiriboti nuo to Žilvino Šilgalio prašymo, kuris ir inicijavo šitas dalykas, bet pati situacija, bent jau ir iš viešosios erdvės, aš matau, kad yra asmeninė pažintis tarp DO Architect, konkrečiai ir dabar jau naujai paskirtos vyr architektės. Tai yra vienas aspektas. Antras dalykas, iš visas šitą planuojama pertvarka autobusų stoties ir konkrečiai kalbant apie tą sklypą, kuriame dabar yra autobusų stotis, tai yra iš esmės naudinga privačiam verslui ir nenaudinga miestui. Ir dar vienas dalykas, mes čia jau pratęsiant, ne visai tą klausimą, bet kad jūs irgi žinotumėt, kad šitas projektas iš viso autobusų stotim suveiks tik tada, jeigu suveiks ir Vilnius Connect projektas, tai reiškia ir geležinkeliai atliks savo projektų dalį. Jeigu mes paskubėtume dėl kažkokių priežasčių ir miestas vos nepratestų ten gatvę, leistų griauti autobusų stotį, mes sumažintume pačią tą autobusų stotį privažiavimą ir Vilnius Connect kaip toks projektas neišvažiuotų, tai aš nežinau, mes susidurtume su problema, kai mums reikėtų iš naujo galvoti, kur ta autobusų stotis jinai atsirastų. Bet, Aleksandrai, tada konkretus siūlymai, nes mes čia kaip ir tokia ribota. Gerai, tai po to, kai... Gerai, tada, sukonkretinu, iš tikrųjų, labai gera pastaba. Tai po to, kai visgi buvo gautas kreipimasis Žilvino Šilgalio, vėlgi čia praėjau kažkiek laiko, dabar jau viešoje informacijoje yra informacija, kad yra asmeninių sąsajų tarp DO Architect atstovės Vilmos Teodoros ir dabartinės Vilniaus miesto vyr architektės. Vienas dalykas. Ir dėl to, ir pats projektas, aš tikrai tada vėlgi čia kartuoju, ir į tą patį krepšelį yra nenaudingas miestui. Tai va ta asmeninė pažintis, kad ir netiesiog atsakant tada į Adomo Bužinsko raštą, tai kad ne Vilniaus miestas samdė DO Architect, o privatininkas sakė DO Architect, neatsako iki galo klausimą, jeigu visgi šitas dvi ponės tarpusavį sieja kažkoks asmeninis ryšys. Bet būtent, Aleksandrai, mūsų komisija turėtų konkrečius siūlymus siūlyti, tai ar jūs čia kažkokį siūlymą
turite šitoj vietoj, kaip vat... Tai aš tada gerai, jeigu reikia suformuluoti, aš siūlau tada tikrai nenutraukti tyrimo, pratęsti, nežinau, gal tada kreiptis irgi STT, dėl to, ar yra, aš net formuluočiau tada, ar yra asmeninis ryšys tarp du architektai ir dabartinės Vilniaus miesto vyrarchitektės ir ar tas galėjo įtakoti iš vis to projekto netgi patvirtinimą, leidimų išdavimą ir taip toliau. Nes aš manau, kad tai netgi artimas ryšys. To aš įrodyti, aišku, negaliu, aš neatstovauju teisėsaugos institucijom. Ir kadangi miestui, manau, šitas projektas nenaudingas, tai va ta asmeninė pažintis man kelia įtarimų ir aš norėčiau, kad jos būtų atsakyta. Gerai, kolegos, tai toks buvo Aleksandro siūlymas, toliau matau Agnę, prašau. Aš girdžiu, ką sako Aleksandras, man tik tai norėtųsi truputuką pasiaiškinti, kaip mes matom, kaip antikorupcijos komisija, nes turim su kažkokiu pagrindu kreiptis ar kažkokia logika, bet jeigu mes reaguojam į tą pateiktą raštą su pateikta konkrečia informacija, nes spręsti apie ryšius kažkokius, nežinau, ar čia mūsų komisijos objektas yra, man yra labai sudėtinga. Aš tiesiog net nelabai suprantu, ką ta formuluotė čia šiuo atveju keičia. Aš žiūriu į dokumentus, kurie buvo pateikti, jie buvo labai korektiški, mes užklausėm konkrečiai atsakymų, tie atsakymai mane tenkina. Jeigu mes manome, kad problema yra kitur, atsiejant klausimus, tai tada tą klausimą galim galbūt kitokiais sprendimais formuluoti, man atrodo, kaip atskiria. Kitas dalykas, tikrai suprantu, Vilniaus stoties klausimas absoliučiai yra jautrus įvairiom prasmėm ir tam reikia skirti labai daug dėmesio ir kitose komitetuose apie tai yra šnekama ir tas abejonės reikia sklaidyti, bet tiesiog antikorupcijos komisijos veiklos kontekste ir būtent labai konkretaus šito klausimo kontekste ir savivaldybės paaiškinimo kontekste aš nelabai galėčiau palaikyti tokį siūlymą, nes nematau tiesiog tokio pagrindo, kuo remiantis. Nes aš girdžiu ten nuomonės ir panašiai, tai aš pati nenorėčiau vertinti pagal nuomonės nieko, nes man atrodo, čia ne mūsų komisijos kontekstas. Tai galbūt toks pasisakymas mano. Dėkoju. Ačiū, Agne. Audrius kelia ranką, prašau. Kolego, tai įdomus, aišku, atvejis, nes dar praeitos kadencijos taryboje buvau miesto plėtros komiteto narys, į kurį dabar, kaip ir visų mūsų sprendimų, sugrįšiu. Tai tas klausimas buvo svarstomas tuomet, kai dar buvo Romas Pakalnis, vyrarchitektas, būtent miesto plėtros komitete. Ir aišku, tai čia dabar aš tik tai apie sąsajas, nežinau, gal ir Romo Pakalnio dar kažkokios yra sąsajas, bet reiškia, pristatinėjo tą klausimą. Ir aš, aišku, susipažinęs buvau su ta medžiaga ir ten buvo sutartis įdėta, pagal kurią, kaip pristatinėjo Romas Pakalnis, turėtų būti išsaugota Vilniaus miestui pirmumo teisė ten, kaip čia, darant tą bendrą, kaip čia, detalų į planą tenais, prijungiant teritorijas, kurios viena priklauso Vilniaus miestui, kitas, aišku, yra privati teritorija ir plečiantis ir ten statant visokius privažiavimus ir taip toliau, ten reikia suderinti tuos dalykus ir privataus kapitalo, sakysim, ir miesto interesus. Ir ten buvo pasakyta, kad jeigu ten atsisako, ten ar perleidžia tą savo verslą kažkam tai kitam, dabartinis ten UABas, reiškia, autobusų stotis, tai tada Vilniaus miesto savivaldybė įgyja pirmumo teisę išsipirkti tą visą, sakysim, klausimą. Visą tą visumą. O aš skaitau, reiškia, tą projektą sutarties ir ten parašyta, kad teisės aktų nustatyta tvarka, tai reiškia konkursas. Kas norės įsigyti, organizuos, pavyzdžiui, tas UABas kokį nors ten aukcioną ir parduos ir tokias pačias teisės Vilniaus miesto savivaldybė turi kaip ir kiti visi rinkos dalyviai arba žaidėjai.
Tai sakau, kodėl pristatymas skiriasi nuo dokumentų, kurie buvo pateikti turinio. Tai tada tuo metu Romas Pakalnis pasimetė, sako, čia ne aš nieko nežinau, čia sako, gal teisininkai kažką prirašė blogai. Tai va, aš ką noriu pasakyti, tai iš tiesų, ar mes taip išsianalizavę esam dokumentus, gal jie jau pasirašyti yra ir galime kažką tai čia išvelgti, o šiaip tai iš tų paskalų, ar ten viešoje erdvėje, ir ten kokio nors politiko parašymas, tai dar nieko nereiškia. Reikia mums patiems, jeigu mes čia galvojame dirbti rimtai toje antikorupcijos komisijai, gilintis į dokumentus, o ne į parašymus visokius arba paskleidimus spaudoje dėl ryšių, nes ryšiai gali būti įvairūs ir ten gal nieko ir blogo nelementis, o gal jau sprendimai buvo iki tų ryšių priimti. Tai iš tiesų, aš tik tai tiek pastebėsiu, kad klausimas yra kompleksinis ir aš manau, kad jeigu jisai bus vėl svarstomas miesto plėtros komitete, tai aš tikrai pateiksiu savo pastabas. Gerai, ačiū Audriau. Dar matau, Aleksandras norėtų sureaguoti ir tada. Pasistengsiu trumpai, ačiū labai. Tai aš tik tai turbūt į Agnės pasisakymą replikuoju, yra tiesos tame, kas pasakyta, bet jeigu mes tik klausiam, sako, ar galėt, raštas, kiek prisimenu, Žilvino Šilgalio skambėjo taip, ar galėjo turėti ten 2 architektų įtaką miestui. Ir atsakymas yra iš esmės Adomo Bužinsko toks, kad ne, nes ne mes ją samdėm. Bet tikrai yra ir bendrų nuotraukų, kur Gilma Teodora su dabartinė architektė, kuri beje ir tada buvo atsakinga už šitą projektą. Taip, Mindaugas Pakalnis buvo architektas, bet atsakinga už konkrečią autobusų stoties projektą buvo ir yra turbūt dabartinė architektė. Tai dėl to man kyla klausimų ir aš pritariu jūsų tikrai išsakytom pastabom, kad čia nereikėtų gal pletkais dar kažkaip, bet mes turbūt nesam teisėsaugos institucija, mes negalim to patikrinti, bet tada aš gal kreipčiausi tada į STT, ar yra ryšys tarp šitų žmonių, kuris atstovavo miestą ir atstovavo privatininką. Va taip aš tada formuluočiau klausimą, nes jeigu tai yra visgi, nežinau, klasiokai, krikšto mamos ir taip toliau, tai yra akivaizdus ryšys ir nereikia, kad miestas samdytų 2 architektų tam, kad būtų padaryta įtaka. Tai šitoje vietoje, jeigu galima kreiptis į STT, ar yra ryšys tarp šitų 2 žmonių, tai aš va taip formuluočiau klausimą. Ačiū, Aleksandrai, aš tuoj vaduosiu Skirmantui pasisakyti. Mano tik tai klausimas, Aleksandrai, mes kaip užklausėm nuo antikorupcijos komisijos, tuo metu buvo situacija, kad vyriausias architektas buvo Mindaugas Pakalnis. Šita dabar aplinkybė yra išaiškėjusi naujai dėl ryšių būtent galimų tarp naujosios vyriausias architektas ir šitos projektavimo kompanijos. Dar prie viso to mes turim 4 klausimų, kuris netiesiogiai irgi yra susijęs, tai yra tvarka, būtent išimtis, kur nereikia architektūrinių konkursų, irgi siūloma ją pakeisti. Tai šitoje vietoje žinom, kad tom išimtim yra pasinaudojusios tam tikros projektavimo kompanijos. Tai, ne, čia visiškai skirtingi klausimai. Aš suprantu, bet Aleksandrai, ką aš noriu paklausti, kad mes apie naują architektą nebuvom savivaldybės užklausę, kad ar yra algoritmas vengti interesų konflikto, ar yra kažkoks ryšys. Tai šitoje vietoje, ar tikrai šiame etape tai turėtų būti STT, o gal mes tiesiog turėtume dar ir savo administracinį resursą išnaudoti, pasikreipiant. Tai va tas mano klausimas. Ar užtektų kreipimosi į savivaldybę po to, kai pasikeitė pareigūnai? Aš nemanau, aš atsakymą Adomo Bužinskas, aš pripažįstu, kad tikrai surašytas tvarkingai, korektiškai ir taip toliau. Bet pagrindinė argumentacija yra, kad neturi įtakos, nes ją samdė privatininkai. Tai lygiai taip pat, aš suprantu, sakau, kad taip negalim tikėti pletkais, bet būtent tai ir yra ir to paties Šilgalio rašte, kad tai yra dažnas dalykas, kaip bent jau teigiama, kad to rašto irgi vienas iš pagrindinių aspektų, kad privatininkų samdantis 2 architektų, pas juos viskas vyksta sklandžiai. Va tai, prašoma patikrinti tą dalyką. O tada Adomo Bužinsko yra atsakymas tik tada vienos dalies. Gerai, tai tada Agnė, kadangi parašė, kad turės išeiti, tai jeigu Skirmantas neprieštaraus, tada komentarą ir kažkaip tada finalizuokim savo mintis. Aš labai atsiprašau, kad turėsiu šį kartą jau išbėgti. Mano komentaras yra labai trumpas.
ir šiaip toks žmogiškas gal, bet koks ryšys savaime, net jeigu jis yra ar nėra, tai jokių būdų nereiškia, kad savaime yra aišku, ar yra korupcija ar ne. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, aš reaguoju į pateiktus dokumentus, apie kuriuos mes šnekam. Tai jeigu klausėte mano nuomonės, tai aš balsuosiu už tai, kad pats tyrimas būtų nutrauktas. Visi kiti klausimai, kuriuos kelia Aleksandras, ar formuluotės naujo paklausimo savivaldybės administracija ir taip toliau, jie gali būti toliau vystomi ir tuo pačiu galima įvairiausiamis formomis toliau gilintis į šitą klausimą. Tai turbūt toks būtų mano pasisakymas. Gerai, ačiū. Dėkoju, aš jums labai. Ir tada Skirmantai, prašau. Aš tik papildysiu Agnę. Lietuvoje mes beveik visus pažįstame, turbūt dar mažiau negu per 3 rankos paspaudimus. Tų ryšių visada ir visur bus. Dabar tik klausimas, ar tai yra korupcinių apraiškų ar yra tame. Ar yra tų apraiškų, galima spręsti pagal tai, kas rašo prašymus tirti. Jeigu rašo tirti ponas Žilvinas Šilgalis, kuris mano žiniomis nėra architektas, nėra susijęs su jokiomis projektavimo įmonėmis, tai aš sakyčiau, kad tai yra politinis klausimas, daugiau negu antikorupcinis. Jeigu skundą arba prašymą tokį rašytų kokie nors rinkoje esantis architektų projektavimo firmos, kurie matytų, kad, tarkim, 2 architeks kažkaip tai juos apeina arba gauna daugiau užsakymų iš savivaldybės negu jie, būtų korupcinės apraiškos. Dabar aš jau čia nematau ir irgi balsuočiau už nutraukimą. Taip, Audrius, prašau, ranką pakeltą. Aišku, mes kalbame čia taip iš savo žinių bagažo, nes ir Skirmantas minėjo, kad mes žinome, kad Šilgalis nėra architektas, bet gal jis yra lobistas, pavyzdžiui, užregistruotas oficialiai ir atstovauja kokias nors, sakysim, konkrečiai architektūros kompanijas, tai nesvarbu, užsiimančias projektavimu. Bet mes dar ir to nežinome, tai būtų įdomu, aišku, sužinoti, bet iš kitos pusės, kalbant apie tai, kad visi ryšiai, sakysim, kurie galbūt yra, arba jų, kaip sakant, nėra, arba jie yra, turi būti deklaruoti privačių interesų deklaracijai, kurie yra reikšmingi antikorupcinio prasme ryšiai. Tai iš esmės tai yra FTECO darbo laukas, ne STT. Mes galėtume, aišku, pasiteirauti netgi, nes dabar kaip ir vis tiek aukštas pareigas užimantis administracijos darbuotojas, ar yra užpildęs visai deklaracijas, ar viskas ten tose deklaracijose atsispindi. Tai aš suprantu, kad čia yra FTEC klausimas, o ne STT. Nes ryšių nustatymas, jeigu matysim, kad jau nėra tenais tų ryšių, nei deklaruota, nei nieko, jie egzistuoja kažkokie tai gal tada ir peraugtų į STT kokį tyrimą, bet sakysim, arba FTECO tyrimą. Bet iš tiesų nemanau, kad, kaip sakė prieš tai kolegė, kad kiekvienas ryšys yra iš karto korupcinis, nes jeigu mes esam jį tvarkingai deklaravę tą ryšį, visi, reiškia, tai visuomenės teisė žinoti tą ryšį yra gyvendinta, iš esmės tai nėra tada korupcijos, nes visi žino, kad toks ryšys egzistuoja ir jis oficialiai yra deklaruotas. Tai tik tai tiek, o šiaip šiam momentui matyti, aš vis tiek balsuočiau už tyrimo nutraukimą, o visos kitos iniciatyvos dėl pasitikrinimo privačių interesų deklaracijų ir panašiai, ar dar kažką kito, tai čia yra tikrai ne galbūt Žilvino Šilgalio, kaip čia rašto kontekste, o kitos, sakysim, iš mūsų diskusijos kylančio, sakysim, žinojimo kontekste. Gerai, ačiū, Audriau. Taip, Aleksandrai, ir tada. Įdomiai mūsų diskusija pasisuko nuo to, kai kolegos labai korektiškai bandė pasakyti, kad nereikėtų tikėti gandais ir kažkieno atskirais pasisakymais, iki to, kol nutempėm, kad visgi vien dėl to, kad Šilgalis rašo, tai gal nenagrinėkime. Atvirkščiai, tai yra tarybos nario vienas iš instrumentų, būtent per antikorupcijos komisiją, pabandyti kažką išsiaiškinti. Tai yra dar daugiau, nereikia būti lobistų, kad tu atstovautum viešą interesą.
Tai matysim kaip iš balsavimo, jeigu šiandien bus nutrauktas, bus pritarta, kad nutraukiam šitą klausimą, aš tada greičiausiai kitam posėdžiui pats kreipsiuos, suformuluosiu tada tiksliai, ką aš siūlau ir tada gal va taip išjudėsim. Tai kolegos, matau iš visų pasisakymų, kad turbūt mums reikia pradžiai balsuoti apskritai, ar mes tęsiam toliau tyrimo ir jeigu tęsiam, jau tada, jeigu apsispręstume tęsti, tai tada yra čia keli siūlymai dėl institucijų kreipimosi, teko, tai galų gale ir pati architektė keitėsi, tai dar papildomai rinkti informaciją. Tai ar visiems tiktų, kad mes pradžiai tada prabalsuotume būtent dėl pačio tyrimo? Tai yra klausimas balsavimui būtų teikiamas, ar antikorupcijos komisija tęsia tyrimą ir tada kas už tai, o kas prieš. Ar tiktų taip? Nematau prieštaraujančių. Gerai, kolegos, tai tada balsuojam, nes matau yra skirtingos nuomonės. Kas už tai, kad antikorupcijos komisija toliau tęstų tyrimą? Vidūnas Sadauskas. Aleksandras Nemunaitis, Edvard Rusievič. 3 už tai, kad tęstų tyrimą. Kas už tai, kad tyrimas būtų nutrauktas? Skirmantas Tumelis, Andrius Skaistys, Liutauras Kazlavickas ir nežinau, tai Pinelio negirdžiu. O Agnė prieš tai Pinelis susilaiko, nes yra visada ir susilaikymas. Tai... Gerai, aha. O Agnės Vaisiukevičiūtės balsą jūs suskaitysit? Nes jinai paliko, kad už... Kolegos, kaip darom, nes Agnė šiuo metu, kaip balsavimas, jinai nedalyvauja. Agnė, aš matau dar dalyvių sąraše. Gal tiesiog negali. Ne, tai iš tiesų jinai, man atrodo, išreiškė savo valią labai aiškiai, palikdama savo balsą už tą poziciją, kad būtų nutrauktas tyrimas. Mano nuomonė, tai klausimų, bent jau man tai klausimų čia nekyla jokių. Kad nebūtų prieštaravimų, gal dar galima būtų su Agne susisiekti, bent jinai, kad užtvirtintų, tada jūs galėtumėte tai paskambinti. Ir matau dar Aleksandro ranką, nes... Ne, aš dovanau, kad aš prieš tai nenuleidau. Aš tik matau, aš manau, kad Vidūnas bando iš tikrųjų teisiškai apsisaugoti, kad paskui nebūtų kas skundžia. Tai gal pritarkim tada irgi bendru sutarimu, kad užskaitom jos balsą, aiškiai išreikštą valią, jeigu užskaitom, kad paskui nebūtų, kad būtų irgi video įrašas, kad paskui nebūtų pavienių skundų, kad buvo, nebuvo, dalyvavo ir tiek. Aš dar pasiūlyčiau suskaičiuoti pono Pinelio susilaikymą ir tada nebus tokių klausimų. Taip, tai tada gerai, dėl Pinelio fiksuojam, kad jisai susilaikė. Ir tada būtent tada dėl Agnės kolegos tada protokolę pažymėm, kaip jos balsą už tai, kad nutraukti tyrimą. Ar tinka visiems? Prieštaraujančių nematau. Gerai, kolegos, tai taip, tai kadangi yra 3 už, 4 prieš ir 1 susilaikė, ar ne, tai tada sprendimui tęsti tyrimą nepritarta, ar ne? Tai palaukit, 4 už tai, kad nutraukti. 3 už tai, kad pratęsti, o Pinelis susilaiko dėl... Tai Povilai, jūs susilaikot apskritai dėl... Klausimas buvo formuluotas ar tęsti. Žiūrėkite, formuluotai, kada žmogus yra susilaiko, tai jisai dažniausiai yra vis tiek lengvesnė forma prieš teisimą. Tai aš esu, sakykime, galiu perbalsuoti, galiu priskaičiuoti prieš tai, kad būtų tęsiamas tyrimas. Žiūrėkit, kolegos, gal padarom taip, kad... Jeigu bus paprasčiau jums. Jo, aš tiesiog pasiūlau šitoj vietoj tada fiksuoti, taip, bet Povilai, jūs susilaikėt ties tyrimo būtent teisimu tolimesniu. Žiūrėkit, pirmininkė, kai stojomės lygioj vietoj už ledo kliūnam. Povilas Pinelis už tai, kad tyrimas nebūtų tęsiamas. Gerai? Kad už tai, kad nebūtų tęsiama. Tai Nijolė, tai tada galutinai. Tai už tai, kad būtų tęsiama 3, už tai, kad būtų netęsiamas tyrimas 5. 5. Tai kolegos, viskas, sprendimas priimtas tada. Ir šitoj vietoj paskutinis dar turbūt klausimas informavimas pareiškėjo. Tai kas už tai, kad informuoti pareiškėją, kad tyrimas šioje vietoje nebus tęsiamas ir tiesiog pridėti savivaldybės administracijos būtent atsakymą, kuriame matytų, kad tų korupcijos apraiškų, kurios buvo keltos
būtent rašte, bent jau iš atsakymo komisijai nebuvo pateikta. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių nėra. Tvarkoj? Tai tada, kolegos, ačiū ties šiuo klausimu, kaip ir aiškumas yra. Tada trečias mūsų klausimas dėl elektromobilių krovimo stotelės įrengimo buto savininkui Dominikonų gatvė 14A5 Vilnius. Tai kolegos, būsto administravimo skyrius yra pateikęs mums iš tikrųjų išsamų atsakymą, jūs esat su juo susipažinę. Iš esmės, būtent jie įpareigojo administratorių Civinity namai pateikti visus atsakymus pareiškėjui, nes papildomai buvo pareiškėjas kreipęsis ir į administraciją ir tada spręs dėl jo ten tolimesnio patikrinimo. Ir tie klausimai, kurie keliami skundė, tai pavyzdžiui, ten siūloma komisija, kad jinai būtent tą balsavimą nutrauktų, iš esmės nėra mūsų kompetencijos dalykas. Tai kadangi mes esam atlikę visą tą patikrinimą, kolegos, mano siūlymas būtų šitoj vietoje nutraukti tyrimą, atsakyti pareiškėjai, kad tai nėra antikorupcijos komisijos kompetencija, o tais klausimais, kurie buvo kelti, pasisakyta savivaldybės administracijos būsto administravimo skyriaus atsakyme. Kolegos, ar būtų kažkokių papildymų, ar noriu dar padiskutuoti šio klausimu? Nematau. Tai kolegos, tada ar galim bendru sutarimu tokį formuluoti pritart? Ačiū. Pritarta, tvarkoj, galim judėti toliau. Ketvirtas darbotvarkės klausimas dėl tarybos nutarimo ir iš jo kilusių pasekmių antikorupcinio vertinimo. Tai priminsiu, kad čia buvo Povilo kreipimasis į komisiją ir mes turime specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymą, kurie jie įvertino šitą tvarką ir pripažino, kad jinai netitinka antikorupcinių požiūrių, architektūros įstatymų tam tikrų reikalavimų. Kolegos, kokie būtų siūlymai ir gal tada čia, kadangi Povilas tas buvo pirminis kreipėjasis, gal nuo jo pradėsim, ar kokios būtų mintis ar pasiūlymai komisijoje? Sveiki, tai dėkui iš tikrųjų komisijai, kad kreipėsi, kad priėmė nagrinėti. Perskaičius STT ir susipažinus su išvada, peršasi labai paprastai ir akivaizdi, taip sakant, išvada, kad toksai teisės aktas, koks yra dabar, nebegali jisai būti. Tai aš siūlyčiau komisijai galbūt kreiptis į administraciją, kad jinai registruotų pataisas būtent šito tarybos sprendimo, kad būtų išbrauktos tos atsižvelgta įvertinta STT rekomendacijos ir pagal jas būtų pateikta nauja redakcija šito projekto. Ačiū. Gal Nijolės dar aš trumpai paprašysiu trumpo komentarą. Tai dabar administracija rengia pakeitimus, ar ne? Ir mes turim situaciją, kad būsena yra vykdoma būtent šitoje vietoje, bet nematyčiau problemos ir pačiai komisijai dar kartelį irgi tokią rekomendaciją pateikti. Povilai, patikslinčiau čia tarybai, ar ne? Taip, kad ten, aš nepamenu, kas ten dabar turbūt Lina, bet anksčiau ten Benas, kad tiesiog teiktų tarybai pataisyta, atkreipia, kad būtų išnaikintos tos vietos, kurios gali kelti korupcinių rizikų ir tiesiog keičiama nauja redakcija atsirastų to projekto ir tiek. Tarybai tai būtų pateikta nauja redakcija. Gerai. Tvarkoj, tai kolegos, ar būtų dar papildymo? Audrius Kaiskys, matau ranką pakelta. Tai viskas čia yra gerai, kad reikia, aišku, kad jie vykdo, kad mes siūlome jiems teikti, bet jeigu mes neapibrėžiame tai laike, tai jie gali ir vykdyti ir teikti dar kokią pusę metų mažiausiai, aš taip įtariu, nes jeigu kažkam reikalinga, kad ta tvarka dar pagaliotų kurį laiką tokia, kokia jinai dabar yra, tai aš manau, kad reikia mums apsibrėžti laikę, kad ar artimiausiam tarybos posėdžiui teiktų, ar vėliausiai tai kitam tarybos posėdžiui, bet tikrai net toliau. Gruodžio 13. Gruodžio 13, ne? Lygtais, nežinau, tiksliai kada. Geras pasiūlymas konkretizuojantis, kolegos. Ar bus dar norinčių pasisakyti? Ir tada dar... Gerai, tai tada iš esmės šitoj vietoj,
Ačiū Povilui, iš tikrųjų po šito rašto tarnyba specialiųjų sureagavo ir pateikė nesenai jau antrą kartą, kiek supratom, iš rašto vertinimo šitą tvarką ir pateikė jau su įpareigojimais ją tikslinti, o mums savo ruožtu tada iš tikrųjų tenka pareiga prakontroliuoti, kad būtų teisingai įgyvendinta. Tai iš esmės tada, aš kaip suprantu, galim baigti tyrimą ir siūlyti administracijai būtent parengti tvarkas ir jas teikti tarybai balsavimui pagal pastabas iki šių metų tada pabaigos. Ar tiktų? Bet mes irgi savo ruožtų tikrai galim parekomenduoti, parakontroliuoti. Ar tinka, kolegos? Ar galim pritarti bendrų sutarimu? Ačiū, pritarta. Gerai, dėkoju. Tai tada šio klausimo nagrinėjimas baigtas. Siūlymai bus pateikti su mūsų ir Nijole tada raštu. Ir galim pereiti prie 5 tada darbotvarkės klausimo dėl turto pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Kolegos, tai čia buvo mūsų kolegos Skirmanto Tumelio prašymas įtraukti šį klausimą. Nijolė išplatino patį kreipimąsi, tai mes turim apsispręsti dėl pačio tyrimo. Ar tada galim pradėti tyrimą ir šitoj vietoj kreiptis į Vilniaus vystymo kompaniją, paprašyti pateikti informaciją pagal skundą, kodėl laimėjus lygtai, kaip nurodo pareiškėjimas konkursą, pirkimo ta sutartis dėl stoginės yra nesudaroma. Kokios tai priežastys? Taip, Aleksandras, matau, pakeltą ranką turi. Aš perskaičiau visus dokumentus, iš esmės, pritariu, kad situacija baigta negražiai. Man tik tai dabar techninis klausimas. Prieš mums kreipiantis į Vilniaus vystymo plano, ar buvo kreipimasis iš tų konkurso nugalėtojų, nes aš taip chronologiškai nesudėlioju. Panašu, kad aš tik suprantu, kad jiems nedavė atsakymo, bet nesupratau, atsakymo nėra į kokią užklausą. Ar jie patys prašė, kad jiems būtų atsakyta, kokios priežastys dėl sutarties nesudarimo? Va taip suformuluočiau. Skirmantai, gal jūs žinot, ar čia... Aš tai supratau, kad būtent tas raštas, kurį aš pateikiau, gavęs iš pareiškėjo ir yra tai. Tai yra prašymas pagrįsti, kodėl jo laimėtas konkursas buvo staiga nutrauktas. Nes aš supratau šiek tiek kitaip. Aš supratau, kad būtent, kad jie, bėga laikas, nieko negavo, jie iš karto į mus kreipėsi. Ir tada mes kreipsimės į Vilniaus vystymo kompaniją, nors, man atrodo, jie kaip su pretenzija, kaip tokie dar nesikreipė. Bet man taip kelis kartus net perskaičiau tyčia. Tas raštas yra ne man ne į korupciją kreipimasis. Tas raštas, kurį aš persiunčiau, buvo būtent kreipimasis į Vilniaus vystymo kompaniją. Okay. Tai realiai mes... kaip sakyt, pradėję tyrimą, mes galutinai išsiaiškintume, kaip tas klausimas baigtas ir bent jau žinotume paaiškinimą, kodėl laimėjus konkursą nesudaryta buvo sutartis, jeigu taip iš tikrųjų yra, kaip minima rašte. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, ar taip yra, nes čia tik viena pusė išgirsta. Būtų labai gerai sužinoti, ką Vilniaus vystymo kompanija turi pasakyti apie tai, kodėl, ar buvo tikrai laimėtas konkursas ir kokios priežastys buvo nutraukimo. Prasme, sutarties nesudarimo. Okay. Tai kolegos, tada ar galim pritarti kreipimus į Vilniaus vystymo kompaniją su išsakyti klausimas. Taip, Audrius dar matau ranką pakeltą. Čia akivaizdu, kad yra susijęs su viešųjų pirkimų sritimi ir kad mes kaip su Aleksandru dalyvauja mokymuose toli nuo Vilniaus. Žinome, kad šitas sritis yra kaip ir laikoma viena iš korumpuočiausių savivaldos lygmenių. Tai iš esmės, žinant procedūras, kaip aš įsivaizduoju, jeigu aš laimėčiau, tai aišku, ten pagal viską ir pretenzijas ir viską aš galiu reikšti, pagal įstatymą. Tas kreipimasis, aišku, jisai svarbus ir mūsų prasme. Gal ten jau yra pasistumėję tie procesai į priekį ir mes dabar užstrigę tik tai šitame rašte esam. Tai būtų, aišku, gerai sužinoti informaciją iš abiejų pusių ir jeigu kreipsimės ir į tą Vilniaus vystymo kompaniją, tai aš manyčiau, kad reikėtų kreiptis ir į pareiškėjus, kaip jie tą situaciją vertina dabar, jau gal yra kažkokių pokyčių. Tai
iš esmės man, čia kadangi visą laiką būna dvi pusės, o kiti konkurso, ar dalyviai, jeigu jie dalyvavo, tai, kaip sakant, dar yra kitos pusės, bet mes jau jų nežinome, bet iš tiesų būtų įdomu pasinagrinėti konkretų atvejį per tą ir tos laimėtojus irgi, nes kartais būna, kad ten ir dempinguoja, ir per mažas kainas neįrodo, kad, pavyzdžiui, aišku, jie galvoja, kad turėjo laimėti, bet pasiūlius jiems įrodyti tų kainų pagristumą jie neįrodo ir tada nutraukiamas. Tas būna, sakysim, konkursas, bet aš kalbu apie tai, kad galimai čia galėjo būti, aišku, ir korupcinės veiklos apraiškų, tai iš tiesų būtų įdomu ir iš vienos, ir iš vystymo kompanijos gauti kažkokius atsakymus. Tai kolegos, papildomas adresatas būtų ir pats pareiškėjas, tas motosporto klubas, berods, kaip jisai ten vadinosi, ir jį pasikreipti. Tai ar galim tada balsuoti dėl kreipimosi į Vilniaus vystymo kompaniją ir į patį pareiškėją su tais iškeltais klausimais, kuriuos mes tada rašte su Nijole žiūrėsim? Aš pritariu, siūlau bendrų sutarimų. Prieštaraujančių nematau, tai kolegos, ačiū, pritarta bendrų sutarimų. Ir tada judėkime toliau. Būtent sekantis mūsų klausimas yra 6 dėl Vilniaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo. Tai kolegos Nijolė. Administracijai buvo pavesta teisės grupė. Prašau, Nijolė, trumpai. Ir yra parengta ir teisininkų parengta ir persiųsta komisijos nariams susipažinti. Tai kolegos, ar bus kažkokių papildymų dėl mūsų antikorupcijos komisijos nuostatų, ar galim juos teikti tada tarybai patvirtinti į artimiausią posėdį? Kažkokių pastebėjimų nematau, tai tada taip, Audriau, prašau. Aš tik tai labai atsiprašau, neatsimenu tos vietos, ar ten yra, pavyzdžiui, išvardintas subjektai, reiškia, pavyzdžiui, savivaldybės įsteigti dariniai kaip mūsų tyrimo objektai, pavyzdžiui, Vilniaus vystymo kompanija, ar nėra tokio iš šitam nuostatuose nuorodos, kad mes ne tik tai tyrėme ten savivaldybės administracijos, gal tarybos, bet ir reiškia, savivaldybės įsteigtų įstaigų, reiškia, veiklą. Taip, yra, Audriau, tas yra įtvirtinta, aš kaip tik prieš posėdį pasiskaičiau, tai būtent jame yra, kad įmonių, įstaigų ar organizacijų viskas, kas yra susijęs su savivaldybė mūsų kompetencijos ribose, mes tą nagrinėjam tos klausimus. Tai tada gerai galima teikti. Turbūt pradžioj. Taip, pradžioj, taip. Tai čia dėl to tai tikrai nėra problemų, jo labiau ties UAB-ai vadinami įstaigos, kur savivaldybė dalyvauja jų valdyme, tai jie visada mums ir teikdavo atsakymai, ir įstatymai yra, tai manau tikrai čia viskas tvarkoj. Tai kolegos, tada kaip ir galim bendrų sutarimų tada teikti tarybai nuostatų projektą. Ačiū kolegos, pritarta ir tada paskutinis tai yra kiti klausimai. Tai nebent kažkas dar turėtų kažkokių minčių pasisakyti dėl mūsų komisijos, ar bus kažkokių pastebėjimų, papildymų, ar nematau noro pasisakyti. Tai kolegos, labai ačiū už konstruktyvų posėdį, šį kartą tikrai labai operatyviai baigiam, visus klausimus išsinagrinėjom, einam daryti namų darbų ir tada susitiksim kitam posėdį. Jums tada ačiū už klausimus ir už aktyvumą. Ačiū Jums labai. Viso gero. Ačiū. Viso gero. Viso gero.